Kaip yra su tavim? Mes dabar kalbam apie Saulių, fariziejų Saulių, bet atsiversti turi ne tik Saulis, kiekvienas iš mūsų turim atsiversti. Kaip yra su tavim? Aš dar kartą paminėsiu visus 7 dalykus, visus 7 bruožus. Jėzus Kristus yra viešpats, Jėzus Kristus yra Dievas, Jėzus Kristus yra aukščiausias Dievas, valdovas, suverenus valdovas šito pasaulio ir mano gyvenimo. Jeigu jis toks yra, antras dalykas, aš esu klusnus jam, aš klausau tai, ką jis liepia. Nėra patarimas geras, nėra gera idėja, nėra pasiūlymas, tai yra įsakymas, kuriam aš paklūstu. Ar aš tikiu Evangeliją? Trečias dalykas, tikėjimas Evangelija. Ne savo pastangom, ne savo pasiekimais, ne savo religiniais veiksmais, krikštų, tarnavimu, uolumu, aukomis, bet pasitikėjimu tuo, ką Kristus padarė ant kryžiaus, mes esame išteisinami. Ne savim, bet juo pasitikimu. Malda. Ar praktikuoju maldingą gyvenimo būdą? Ar aš skaitau Dievo žodį? Ar jį maldingai apmastau? Ar aš bendrauju su Dievu kasdieną? Ar tai yra mano gyvenimas? Ar aš išmokau melstis? Penktas dalykas. Šeima, nauja tapatybė. Draugai mano. Ar pasikeitė mano draugai? Kokie yra mano bendrakeleiviai į Damaską? Ar aš turiu žmonės? Ar aš turiu bičiulius? Ar aš turiu Ananijus? Ar aš turiu Barnabus? Kaip yra su bendruomenė mano? Ar aš turiu brolius ir seseris, kurie yra mano broliai ir sesės? Priešai. Šeštas dalykas. Ar tu pamatai, kad turi priešų? Žiūrėk, kol tu esi netikintis, atrodytų viskas labai darnu ir gera tavo gyvenime yra. Bet kai tu patiki Kristumi, tu pamatai, kiek priešų turi savy, viduj ir išoriai. Ar turi naują tikslą, naują misiją gyvenime, naują žinią? Ar turi draugų? Ar turi Ananiją? Ar turi Barnabą? Ar turi bendruomenę, kuri tave nuleis nuo miesto sienos, jeigu bus grėsmė? Bet mano klausimas kitas. Ar žinai savo pašaukimą? Kam tu turi būti pakeleivis į Damaską? Kam tu turi būti Ananijas, kuris dedi rankas ir meldiesi? Kam tu turi būti Barnabas, kurį tu įvedi į bažnyčią? Kam tu turi būti brolis ir sesuo, kuris leidi kitą Damasko sienomis, kad išgelbėtum jo gyvybę ir saugotum jį? Ar tu esi kažkam pasišventęs? Ar turi misiją? Ar turi pašaukimą, kuris didesnis už tavo gyvenimą ir pareikalaus visko iš tavęs?